Panevėžio rajone Berčiūnuose šiandien pramogavo jaunimas. Panevėžio moksleivių namų surengtoje atrakcijoje sudalyvavo ir kitų įstaigų moksleiviai. Panevėžio rajone Berčiūnuose šiandien klegėjo jaunimas. Čia Panevėžio moksleivių namai surengė atrakciją ne tik savo įstaigos, bet ir kitų mokyklų auklėtiniams. Pasak moksleivių namų vadovės Ramintos Juzėnienės, suorganizuoti pramogą gamtoje nuspręsta dėl to, kad jaunimas pajustų gamtos teikiamą naudą. Statistika rodo, kad daug vaikų turi įvairių negalavimų. Jų sveikata nėra labai gera, todėl mes tokiais renginiais skatiname aktyvų vaikų poilsį ir sveikatinimą. Šio projekto renginių numatyta apie 9 ir keletą renginių yra labai skaitlingi. Turėsime visuomeninių mankštų, turėsime jėgos ir sporto užsiėmimų, o šiandieną Berčiūnų miške turime renginį aktyvaus sporto ir poilsio. Labai džiaugiamės, kad į šį renginį atsiliepė kitos Panevėžio miesto bendro lavinimo mokyklos. Gausiai dalyvaus šiame renginyje Paltaroko mokyklos moksleiviai ir jų mokytojai, Ąžuolo pagrindinės mokyklos moksleiviai, Nevėžio, Žemynos. Tikime sulaukti apie 150 mokinių. Anot moksleivių namų specialistų, idėjas pramogoms medžiuose kūrė patys vaikai. Jaunimas ne tik karstėsi po medžius, lipo kopėčiomis, bet ir traukė virvę. Šiemet pirmą kartą mums čia darom tokią pirmą blyną. Tai yra sveikatinimo renginys, sportuoju ir judu. Įrengtos kliučių ruožas miške. Kiek galima, panašus, kad pritrauktume jaunimą, panašus į mūsų pramogų parkus, tiesiog įrodytume, kad mūsų vaikai moka ir gali tą patį padaryti, ką daro profesionalai. Ir kad pritraukti jaunimo daugiau į mišką, kad žinotų, kad yra toks būrelis, kurį gali lankyti ir praleisti puikiai laisvalaikį, sakysim, net ekstremaliau. Į renginį pakviesti kitų mokyklų moksleiviai iš Panevėžio į Berčiūnus atvyko dviračiais ir net pėsčiomis. Visoje šalyje